Team Vilius Benetis. Labadiena. Atstovauju didžiausią kibernetinio saugumo specialistų įmonę Lietuvoje. Mes esame lietuviško kapitalo įmonė. Ir to, ko dalinsiuos, tai turbūt tai, ką atradom Lietuvoje, bet taip pat, ką matome kitose pasaulio galose, ar mažoje Karibų saloje, Bahamose, ar Afrikos šalyse, ar ES šalyse. Bet labiausiai turbūt, ką dalinsiuos, tai, ką atrandu šeimoje. Nes turiu 3 vaikus, turiu pagarbos amžiaus tėvus ir visi mes bendraujame elektroninėje erdvėje, visi norime efektyviai, saugiai komunikuoti, pranešti apie vienas kitam, kažko dalintis. Ir ta kasdienybė yra tokia įvairia pusė. Tai tikiuosi, tai bus įdomu, nes tai lies ne tik tai, ką mes darome asmeninėje erdvėje, bet taip pat kaip tai siejasi ir su darbinėmis aplinkomis. Tai pranešimas, kurio norėčiau pašnekėti, tai yra apsauga ir kontrolė. Tai pirmiausia, pradėsiu nuo apsauga. Tai mes kaip ir norime būti saugus. Kodėl? Dėl to, kad saugus yra geriau negu nesaugus. Mažiau streso, mažiau nervų, mažiau baimių ir mažiau kainuoja. Nes kai esi nesaugus, tai avarija, paskui mašiną reikia taisyti, ar kitose vietose apsivalgiau pašvinkusio maisto, jau mano pilvas nebesaugus ir ar ten užsikrečiau kažkokia liga, po to kainuoja vaistai, ar ten ligoninės, ar dar kažkaip. Tai geriau būti saugiam, bet saugumas kainuoja. Pirma, reikia jį įsidiegti, tai yra suprasti, kad jisai mūsų saugo mūsų organizacijose ar namuose, ten apsaugos sistemos, antivirusinė ar kiti gebėjimai, išmokti jomis naudotis. O paskui dar kainuoja ir pats naudojimasis. Vietoj to, kad aš pasimčiau telefoną ir iš karto ten viskas veiktų, dar reikia kažkokius kodus, Smart ID suvedinėti, vieną kitą. Ir staiga taip nutiko, kad prieš kelis metus, tarkim, Gmail'o nebegali vien suvesti kažkokį tai slaptažodį, dar reikia kažkokio antro faktoriaus, kažkokį kitur išlenda, kažko klausia. Dabar Microsoft'o svetainėje irgi kažkokie passkeys, kur net nesuprasi, kas čia per daiktas ir kaip jį valgyti ir kaip naudoti. Aš pats šeimoje aptarnauju gal giminėse 10 kompiuterių, tai 5 šeimoje kompiuteriai asmeniai, plus dar tėtos, tėvų ir kitų. Tai matau, kad tai yra ne tokia lengva dalis, tai yra ta apsauga kainuoja. Kainuoja nervų, kad nepavyksta, kažką suvedu, ten netaip veikia, čia kažkoks PIN kodas, čia kažkoks slaptažodis, čia dar kažko, tai ir tame su tuo gyventi yra, užtrunka. Tai apsauga, kaip ir svarbu, kad ramiau gyventumėm, bet kainuoja. Kada jaučiam, kad gerai, ta kaina yra gera, tai yra, tą pastebiu iš vaikų, kad jie niekados nematė, kad kompiuteriuose nereikėtų to antro faktoriaus. Tai jie niekados nematė, kad buvo lengviau, niekados nematė, kad be saugos diržų galima važiuoti automobiliuose. Tai įpratę, kad visą laiką saugos diržą užsisegu dėl to, kad yra mūsų kultūros dalis. Tai tie, kurie esame matę, kad galėjom paprasčiau anksčiau gyventi su kompiuteriais, dabar šiek tiek esame nepatenkinti. Arba, kad ir praeitą savaitę taip nutiko, kad matau Instagramo žinutę, kažkas bando pakeisti mano slaptažodį. Arba iPhone'o lokaciją irgi iCloud accountą nori pakeisti, lokaciją Kinija. Arba Twitterio mano accountą bando perimti, nes ir lokacija kažkur. Tai ir matau, kad nesėkmingai dėl to, kad tos apsaugos priemonės veikia. Ir staiga aš suprantu, kad aš tai džiaugiuosi, kad yra saugumas, dėl to, kad mane bandė nulaužti. Ir tai vyksta ir galbūt dalis iš jūsų irgi patirėte, kai gaunate žinutes ar kitokius dalykus. Tai apsauga, kaip ir sutarėm visuomenėje, kad yra vertinga. Tai čia, apie ką čia daug šnekėsi. Įdomiau yra paliesti kitą temą – apsauga ir kontrolė. Tai vat apsauga ir tada kažkas ten kontroliuoja, kažkas stebi, kažkas žino. Ir man pirmoji mintis kyla iš vaikystės, kad Skuodo rajone sakydavo močiutė, amžinatilsį, ar kiti žmonės, Kaukštėli, nesirūpink, dievulis viską mato. Arba bijok Dievo, nes jisai viską mato. Ir man turbūt ta principas, kad yra kažkokios jėgos, kurios viską mato, čia nėra ko bijot. Tiesiog elkis taip, kad nereikėtų po to kažkaip blogai į tai žiūrėti. Netgi vakar savo sūnui, kur matau, kad slepia kažką, tai ką jis ten daro, lyg tai namų darbus, bet iš tikrųjų bando žaisti. Sakau, žiūrėk, nedaryk to, nes aš vis tiek ataskaitą gausiu, ką su to kompiuteriu darėjai savaitės pabaigoje.
Tai ta kontrolė, kad yra apskaita, yra žinojimas ir ne tik, kad sukontroliuoti, ką sūnus elgėsi ar ne, bet taip pat žinojimas, kad jeigu kas nors nutiks blogai, tai bus galima atrinkti, kas ką blogo darė. Čia prieš tai pranešimas buvo, ar rodoma video medžiaga, kad policija pagavo SIM kortelių nusikaltėlius. Jeigu tai vyksta Lietuvoje, tai vis tiek bus galimybė į to žmonės surasti, nes bus ar filmavimo kameros, ar kažkokia elgsena. Ir mes tada sakome, gal ir gerai, kad yra tam tikras matomumas, svarbu, kad jis veiktų demokratiškai. Svarbu, kad tie principai būtų naudojami ne prieš mus, o mūsų saugumui. Ir kad kontrolė tarnauja saugumui, o ne kontrolė užtikrina, kad kažkas būtų laimingas. Pavyzdžiui, ar valdžia kokia tai nedemokratiška, ar kiti. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi ir tą noriu žinutę perduoti, kad aš džiaugiuosi, kad esu Lietuvoje. Kad gyvenu Lietuvoje, kur yra demokratiška šalis, demokratiška visuomenė ir kur mūsų institucijos ir policija, ir ryšių reguliavimo tarnyba, ir kitos organizacijos dirba mūsų tautos naudai, mums visiems. Ir tai nėra taip pat visose kitose šalyse. Ir kuo didesnė šalis, tuo sunkiau tą jausmą turėti, nes vis mažiau suprantama, kaip ta kontrolė veikia. Gal čia mane kaip tik kontroliuoti nori, ar čia dabar panaudos prieš mane. Tai demokratijos principai, konstitucijoje užrašyti principai Lietuvoje lemia tai, kad mums saugumas ir kontrolė veikia ir pozityviai veikia. Ir mano palinkėjimas yra visiems iš jūsų, kurie žiūrite, pagalvoti taip pat apie kitą kontrolės mechanizmą, tai yra savikontrolė. Tai sugebėti atkreipti, kiek naudojatės įvairiomis priemonėmis, kur vaikštote, kodėl vaikščiote, kiek skrolinate, kada pagaunate, kad spaudžiate, nes labai įdomiai parašyta ir staiga suprantate kažkokią nesąmonę, jūs ten jau veda į šunkelius, kur nori iškrapštyti iš jūsų informaciją arba žinias, arba kviečia suvesti Smart ID kodą, arba dar kažką tai. Ir tik per tokią savo kontrolę arba refleksiją, kada ką darom ir kaip darom, iš tikrųjų pavyksta būti atsparesniem, sveikesniem, lygiai taip pat kaip suprantant, kada norime mankštintis, tam, kad būtumėm sveikesni, kalbėtis apie sveikatingumą, žiūrėti, kokį maistą valgom, ką geriam, ką veikiam grynam ore. Lygiai taip pat elektroniniai erdvėje reikia šiek tiek į save atkreipti dėmesį ir sakyti, ar iš tikrųjų aš taip noriu elgtis ir būti taip. Kas yra džiugu, kad Lietuvos šiuo atveju, kai sakau Lietuva, tai yra lietuviškos valdžios institucijos, pavyzdžiui, Kibernetinio saugumo centras, organizuoja ir teikia daug informacijos ir mokslų, įdomių, gan mokslų, nemokamų savo svetainėje mokymai.nkc.lt, kur galima pasimokyti ir aptarti savo aplinkoje su savo šeimos nariais, vaikais, tėvais ir kitais, kokia tai yra gera elgsena ir kaip čia mes turėtumėm elgtis arba bendrauti. Kaip žinoma, kartais vyksta skambučiai, sakomi, kad jūsų įmonės vadovas jums kaip finansistui liepia pervesti pinigus, arba galbūt jums paskambina, kad jūsų sūnus ar duktė padarė avariją, arba paskambina iš FNTT, ar dar kažkaip tai. Tas sukčiavimo būdų yra įvairiausių. Kas yra svarbu, kad apie įvairias šitas grėsmės, ir apie tai bus dar sekantis pranešimas, jūs kalbėtumėte savo aplinkoje, apsitartumėt, ir jaustumėtės ramiau, nes apsauga, kaip nuo ko pradėjau šnekėti, yra svarbu tai, kad kai aš jaučiuosi saugiai, tada, kai man nėra per daug streso ir aš suprantu, kokie aplinkoje ir kokias rizikas prisiemu. Lygiai taip pat, kaip važiuojant žiemą keliu, aš žinau, kad turiu važiuoti lėčiau, atkreipti daugiau dėmesį, labiau fokusuotis, gal nepliurpti su šeimos nariais aplinkoje, žiūrėti, kad saugiai nuvairuočiau ten, kur reikia nuvairuoti. Taip pat elektroninėje erdvėje labai svarbu tie, kas dar vis dirbate, tai, ką išmokstate namuose, atsineštumėte į darbą ir tai, ką darbe, kalbantis prie kavos puodelio arba pagal formalias taisyklės, kas galima, kas negalima su kompiuterinė įranga, kompiuteriais, telefonais, darbiniais, kad visą tas pačias praktikas skiepytumėte savo šeimos aplinkoje ar bent aptartumėte ir bandytumėte suprasti. Ir lakmuso popierėlis, kuris pamatuoja, kaip jūs jaučiatės, yra
ar kai galvojant apie apsaugos priemonės, ar jums kelia nerimą, ar sako, gal nereikia. Jeigu taip jaučiatės, verta pasikalbėti, nes nėra tokių jėgų, kad sugalvojo, kad čia be reikalo tik pasunkinsim gyvenimą. Ir ypač tai yra svarbu galvojant apie dirbtinio intelekto pritaikymą, nes dabartinis dirbtinis intelektas, jo priemonės, jos nelabai dar supranta apie saugumą. Kaip saugotis, kaip naudotis, kad jūsų informacija neišeitų kažkur, tai jeigu ten suvesite papildą informacijos arba įdieksite, arba jūsų vyresnio amžiaus žmonės, prie kurių kompiuterių prieina ir vaikai, ar sudegė kažko, tai ar anūkai. Tai dirbtinis intelektas gali būti labai įdomu, bet gali taip pat paimti jūsų informaciją iš kompiuterio ir tada kažkur padėti, arba suinstaliuoti, kad nusikaltėliai tiesiog susilps tą informaciją jums nepajautus ir paskui bus nutaikyta prieš jūs. Dėl to su dirbtiniu intelektu visą laiką taip reikia, gerai, aš pabandysiu, bet taip pat noriu suprasti, kaip čia su juo jausis. Tai nueiti į ChatGPT ar kitur galima ir žiūrint, bet jeigu ten suvedinėsite savo PIN kodus ar Smart ID kodus, tai arba prašysite sugeneruoti jums sekantį gerą Smart ID kodą, tai to nereikėtų daryti, nes tai yra slapta informacija, kurią turėtume tik jūs žinoti. Ir niekam tam neperduoti, nes kaip Smart ID pinai ir kiti yra susijęs su jūsų įranga. Tai nutolusi niekas to neperims, nebent jūs patys atiduosite. O kodėl atiduoti gali žmonės, yra įvairios priežastys. Tai tikiuosi buvo įdomu, apibendrinant, apsauga yra gerai, ypač kad niekada be jos ir negyvenome, arba kai pajaučiame, kad jinai apsaugojo ir neįvyko blogas dalykas. Visiems kitiems apsauga šiek tiek kelia streso, o kontrolė yra svarbu, kad padėtų apsaugai suveikti ir žinotume, kad videokameros neseka mūsų gatvėse, o iš tikrųjų padeda apsaugoti ir žinom, kad įvykus incidentui mums padės. Ačiū labai, tikiuosi buvo įdomu. Ačiū Viliau. Dėkojam.